Sveiki, brangieji ir brangiosios. Brangiosios mamos, močiutės, promočiutės. Jeigu yra jaunų mergaičių, taigi būsimosios mamos, būkit pasveikintos. Neseniai tik tai ką kelios dienos prieš praėjo motinos dienos šventė. Jinai Lietuvoje senovėje nebuvo švenčiama, kada vaikų buvo pilni namai, prasidėjus kolektyvizacijai, kada mūsų Lietuva pamatė, kad vaikų ateitis išties laukia liūdna, stengėsi iš paskutiniųjų išsiųsti savo vaikus į miestus, į mokslus. Ir tik tada, 6-ame dešimtmetyje, buvo įvesta motinos diena. Kodėl? Todėl, kad tada vaikai tą dieną būdavo susirinkę namuose, visi artimieji susirinkdavo ir tik tada atsirado galimybė švęsti šitą motinos dieną, pasveikinti ją. Na tai va, nuo tų metų gegužė kasmet pažeria ne tik gėlių žiedų, bet ir atneša ypatingą šventę, kaip minėjau, motinos dieną. Tai diena kvepianti žydinčių javų, vyšnių baltais žiedais, prisiglaudusiais prie pakelės sodybų. Mama toks mums visiems artimas ir šiltas žodis. Ir visai nesvarbu, kiek tau metų. Žmogui visada reikia mamos, jos šilto žvilgsnio. Na tai kągi, pasveikinkim vieni kitus, ypatingai šiandien motinas čia susirinkusias. Na ir norisi palinkėti, būkit sveikos, laimingos, būkit mylimos ir mylėkit kitus. Tik su meile įveiksit kylančius sunkumus, sveikatos, laimės, džiaugsmo, smagios pavasarinės nuotaikos per visus ateinančius metus. Brangi mama, tu spindėk, mūsų mama lyg saulė, virš pavasario sodų baltų. Mums nušviesi kelius į pasaulį atminimais vaikystės dienų. Tu esi reikalinga, mamytė, ne tik mums, bet ir mūsų vaikams. Lyg paukščiukai aplink jie sutūpę, tavo meilės užteks jiems ilgam. Na ir kas, kad visi mes suaugę, savarankiški metų keli, bet tavų patarimų sulaukę, pasijuntam dvasia stipresni. Na, o po šitų žodžių kviečiu į sceną Elektrėnų bočių ansamblį Dubėje. Šio ansamblio vadovė Nijolė Ramanauskienė. Prašom. Labą dieną. Leiskit pasveikinti visus nuo šio kolektyvo su šia gražia švente ir padėkoti už sudarytą galimybę. Tai iš naujo tada. Labą dieną, o tikrai geriau. Leiskit pasveikinti su šia gražia švente ir sudarytą galimybę mums dalyvauti šioje gražioje šventėje. Norim padėkoti už pakvietimą. Ir palinkėti kūrybinių minčių ir skambių dainų. Mėlėji, gyvenk tarė gyvenimas, mylėk švelniai apkabino meilė, dovanok nusišypsojo laimė. Tikėk ir eik, patarė širdis, kad su šia daina mes žengim kartu per šį gražų gyvenimą. Lai išsipildo visi jūsų troškimai ir siekiai, mėly draugai. Daina, mes žengiam per gyvenimą. Dainuokime kartu.
Padės prie vaišių stalo ruoštis. Tik neužmiršk, kad tu turi brangiausią žmogų šiam pasauly, kuriam šiandien ištart gali, esi gyvenimo man saulė. Mama, kaip paukštis suplasnos, čiurlens kaip vasaros upelis, į savo meilę dovanos vaikams prie duotų laimės kelio. Daina Mama, tu saulė man padovanojai. Mielu
namuose gyvenimo lagelės, kai tik priglausim delną prie širdies, prabėgę metai, lai daina nuskambės, jaunystės prisiminimai. Pabūkim šiandieną dar jauni.